Kauno apskrities policijos pareigūnai kartu su Šiaulių policijos pareigūnais vykdė bendrą policinę priemonę. Priemonės metu buvo vykdytas neviešas patruliavimas. Kauno pareigūnai dirbo Šiauliuose, Šiaulių pareigūnai dirbo Kauno mieste. Pasidarbavus Kaune buvo galima palyginti tiek pas save Šiauliuose, tiek Kaune darbą. Tai Kaune žymiai daugiau automobilių, intensyvesnis eismas. Yra judėjimo kryptis. Nuvažiuojančios transporto priemonės, atvažiuojančios ir judančios abiejas pusės pasirenkame. Tada yra vėl kelio pločiai, kelios juostos gali. Tada pasirenkame automobilius, kad nusistatome koordinatės tikslės, kaip stovės. Pasirenkame leistinus greičius, kelio pločius. Tiek yra atskirai tiek sunkvežimiai, jeigu yra numatyta mažesnis greitis ar didesnis, tiek lengviesim automobiliam nustačius. Ir tada jau viskas, paleidžiame prietaisą ir jis veikia. Jis gali fiksuoti visose 5 eismo juostose iš karto visus automobilius greitį. Raginame vairuotojus būti pakantiems, atsakingiems ir saugoti vieni kitus kelyje.